Labas. Šiandieną pakalbėsiu apie moteriškumą, seksualumą, intymumą. Ir tai yra opi problema tarp brandžių moterų arba moterų, kurios yra savo jėgų žydėjime, yra veiklios, padariusios karjerą, dirbančios, save prižiūrinčios, labai gražios moteris ir sportuojančios, ir medituojančios, ir priklausančios galbūt kažkokiam moterų verslo būreliam, 1000 veiklų, 1000 idėjų, viską daro, yra sėkmingos, tačiau jaučia arba kad kūnas yra sustingęs, arba jaučia nerimą, paniko atakas, arba jau kitas lygmuo yra nukentėjęs intymus ryšys su ilgalaikiu partneriu, tai dažnai komentuoja, aš jo nebenoriu, arba nejaučia visiškai savo dubens dugno, sako, tenai yra tuštuma, nieko nejaučiu, visada būna prote, arba tiesiog negali užmėgsti rimtų, ilgalaikių, harmoningų santykių. Tad šiandieną tema skirta šiom moterim ir papasakosiu žingsnius, kas padeda. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad tos moteris, kurios yra veiklios, daug darančios, pasiekusios, tos gražios moteris, sėkmingos moteris, yra iššokę į vyrišką energiją. Ir dažnai, kai pradedu kalbėti apie tai, kad per daug esi vyriškoje energijoje, būna toks vidinis konfliktas ir nesupratimas, nes save skaito, kad esu graži, prisižiūrinti ir iš išorės tikrai nuostabi figūra ir šukuosinos ir makiažas. Tačiau veikimas gyvenime yra vyriškos energijos. Jeigu pakalbėtumėm apie veikimą ir ką reiškia veikti iš moteriškos energijos, tai būtų atsipalaiduoti ir tekėti. Įeiti į flow būseną ir daryti tai, ką jauti, iš savo intuicijos, iš pojūčio, žinai, kad reikia padaryti. Ir be jokios skubos, be jokio to-do list, be jokio, kad turėtum daryti tą, nors nenoriu, ar ne? Iš to tokio plaukimo, iš atsipalaidavimo, kas moteriai suteikia pasimėgavimą. Ir čia turbūt vienas iš tų punktų, kada moteris turi ir gerus seksualinius santykius, ir pasitiki savimi, ir yra šarminga, tada, kai jinai gyvena iš pasimėgavimo. O tos moteris, kurios veikia čia struktūra, verslas turiu padaryti, čia suburti, veikia iš vyriškos energijos. Tai gyvenime reikia ir taip, tačiau didžiąją laiko dalį moteris turėtų iš tos moteriškos energijos gyventi arba tam tikrose gyvenimo situacijose ryšyje su vyru turėtų jau elgtis kaip moteris, nes jeigu ateis į santykį vyras su vyru, tai jie nesutilps ir nebus didelė trintis, arba tokia moteris, kuri yra labai vyriška, norėtų irgi vyriško vyro, tačiau ilgalaikiu tas vyras numoteriškėja, nes jinai labai yra vyriška ir tada moteris nusivilia savo vyrų, sako, jis tai niekam tikės, nieko nepadaro, tada prasideda priekaištai, sumenkina vyrą ir štai intymus gyvenimas sugriuvo. Ir man čia labai patinka Mišelės Obamos posakis, kai jos paklausė apie santykius, apie vyrą, sako, štai tu prieš Baraką turėjai vyrą, kuris dabar dirba degalinėje. Ir kaip tau pasisekė, kad tu ištekėjai už prezidentą. O jinai jam ir pasakė, kad ko gero, jeigu aš būčiau likusi su tuo vyru, jisai dabar būtų prezidentas. Tai veikia iš esmės taip. Moters energija, palaikymas, buvimas šitoj moteriškoje energijai, bet kokį vyrą gali padaryti sėkmingo. Tai čia ir moterim, ir vyram labai svarbu išgirsti, kad kiekvienas mes turime veikti iš savo energijos, tai palaikyti vienas kitą ir harmoningai kartu augti. Ir šiandien paliesiu, kodėl moteris negali būti moteriška, ar ne? Kokia ta priežastis? Tai bene svarbiausia yra priežastis pažeistas saugumas. Arba jo neturėjo vaikystėje, arba dėl minėtos situacijos, kad priekaištauja vyrui, tada atsiranda tokia terpė, kad negauna iš vyro palaikymo saugumo
ir jinai negali toj saugioj terpėj skleistis savo moteriškom savybėm. Tokiom moteriškom savybėm kaip švelnumas, globėjiškumas, išklausimas, palaikymas, dalinimasis išmintimi ir savo intuicija. Taip pat ir seksualinės energijos arba seksualumo praradimas. Visam šiom savybėm reikia saugios terpės, kad moteris galėtų skleistis. Bet ką daryti, jeigu jūs neturite to globojančio vyro, kuris sukurtų tą aplinką ir stengiatės pati susikurti saugumą, ar ne, kurti verslą, daryti kažką. Čia jau dirbtinai stengiatės tą saugumą įgauti iš išorės, tačiau neturite vidinės saugumo būsenos, kad šios moteriškos savybės galėtų žydėti ir skleistis. Tai čia svarbu paminėti, kad seksualiniai energijai, moteriškumui ir saugumui, pakalbėsiu per energetinius centrus, labai svarbu, kad moteris dirbtų su savo pirmu centru, kuris tiesiogiai atsakingas už saugumą, ir galvokit tai, kad tai yra kojos. Svarbu, kad moteris dirbtų su antru centru, klubais, pilvu, ten, kur yra sukauptos visos emocijos, ir moteris, jeigu neišsako, čia trečiasis centras turėtų veikti, jeigu neišsako tai, ką jaučia, tai, kas ją suerzino, neveikia gerklės centras, jinai viską kaupia ir visas tas emocijų darinys nusėda klubuose. Ir štai dažniausia priežastis, kodėl moteris neturi intimumo, tai yra užstingę klubai. Stingę klubai, kojos, ir dėl to neteka ta seksualinė energija, kuri ir yra moteriškumo pagrindas. Tai nuo ko pradėti, kad galėtumėte išlaisvinti tą seksualinę energiją? Tai pirmiausia, reikėtų dirbti su saugumu. Ir šioje vietoje labai padeda meditacijos, kurių metu jūs pajaučiate saugumą. Nors ir aplinkoje nėra, griūna pasaulis, jūs medituojate, jaučiatės meditacijos metu saugumą, esate toj būsenoje ir taip galite leisti skleistis savo moteriškosiom savybėm. Aš dar čia iš asmeninės patirties galiu pasidalinti labai fainą dalyką, kad aš visus šitos punktus, kuriuos pasakosiu, dariau šią saugumo meditaciją. Medituodavau, kad jausčiausi vidumi saugi. Nes viena viską dariau, daug tokių buvo dalykų, kur turėjau didelį naštą, tokią slėgį ir finansais pasirūpinti, ir vaikų pasirūpinti, ir darbų pasirūpinti, ir kažkas krenta. Ir va tokioj būsenai visiems jaučiausi saugi, nes meditavau tą saugumą. Ir aš to saugumo neturėjau, kai buvau santuokoj, iš esmės dėl to ta santuoka ir sugriuvo. Tai buvo priežastis, nes elgėmės atitinkamai. Kai dabar jau užgimė santykiai, aš meditavau tą saugumą ir kai susipažinau su šiuo žmogumi, aš su tuo žmogumi pajutau tą saugumą. Tai tą būseną, kurią pasiekdavau per meditaciją, aš atpažinau susipažinus su tuo žmogumi, nes toks buvo pliūpsnis ir man aišku žinojimas, kad tai yra jis. Nors ir protu, ir per manifestacijas buvau įsirašiusi punktus, būtų netitikęs kriterijų ir būčiau sakius ate, tačiau būtent ta būsena, kurios siekiau ir suvokiau, kad tai yra moteriškumo pamatas, atkeliavo ir per jį. Tai tarytum aš per meditaciją išsimanifestavau santykį, galima taip sakyti, nereikalavimais punktais, bet per būseną ir jauseną, nes suvokiau, kas yra svarbiausia. Tai saugumo meditacija. Ir jeigu medituosite saugumą ir iš tiesų gebėsite pajausti, tai pradės skleistis moteriškos savybės, kur pasakau švelnumas, globėjiškumas. Tačiau jeigu to nėra, dirbtinai vis vien galite ir be saugumo ugdyti kitas tokias savybės, kurios padės jum atskleisti. Kaip pavyzdys, moteriška savybė švelnumas, ar ne? Ir jai būtinai reikia saugumo, tačiau jeigu jūs neturite to saugumo, galite ugdyti savyje kitą savybę, tai lankstumą. Įsitraukti praktikų, kuriuose jūs didinate lankstumą ir pageidautumą
pageidautina, kad tą lankstumą didintumėte per sąmoningas praktikas, tokios kaip lankstumo, špagato treniruotės. Ir špagatas iš vis yra gerai, nes papasakosiu toliau, kodėl. Taip, ir dirbtumėt su savo lankstumu. Tai nestruktūriški judesiai kampuoti, bet tie, kurie yra plaukiantys ir didinantis jūsų lankstumą. Tos moteris, kurios pergyvena yra prote ir nejaučia intimumo, nejaučia savo seksualumo, turi labai įsitempusi kūną. Ir jos sako, aš jaučiuosi kaip medis, aš esu kaip medis ir visada buvau. Tačiau ką turite suvokti, kad kūnas susitraukia ir sustingsta ne veltui. Tai yra dėl to, kad jūsų protas yra aktyvus, dėl to, kad emocijos yra sukaustę klubus ir visas kūnas yra toks susirikinęs. Tai su tokiu kūnu būtina elgtis taip, kad jūs galėtumėte jį išminkštinti. Vadinasi, jeigu jūs turite tokį kūną ir einate į sporto salę arba į, pavyzdžiui, jogą štangą, į kokią ten Hyroxas, kokią ten X-Fit, žodžiu, supratot, į tuos sportus jūs dar daugiau įtempėte savo kūną ir ta moteriška energija necirkuliuos. Turėtumėte į kūną tokiu atveju pasižiūrėti kaip į vandenį, kaip į minkštą dalyką ir įstraukti flow kažkokių judesių. Labai tinka ekstatiniai šokiai. Tai vėl, nesurepetuoti šokiai, kur aš atkartoju kažkieno judesius, bet visiškai atpalaiduoju savo kūną ir leidžiu iš savo tėkmės judėti. Tai ne tam tikri paternai, bet flow motyvas, tas atsidavimas, ar ne, arba jeigu joga yra, tai flow joga, ne štanga, ne struktūriška, o per tėkmę, per atsipalaidavimą, per pajautimą, ko nori kūnas. Ir kai judate taip, minkštėja tas sustingęs, kūnas jisai atsipalaiduoja ir pradeda tekėti ir ta moteriška seksualinė energija. Kita moteriška savybė tai yra bendruomenės sukūrimas, tai moterų ratelio sukūrimas arba šeimos sukūrimas ir toks globėjiškas rūpestis, ar ne, meilė, švelnumas, pasirūpinimas. Ir jeigu jūs nesate tame ir negalite šitam leisti skleistis, ką galite padaryti, tai mokintis, kaip komunikuoti. Tai nereikia rato, susiraskite vieną žmogų, su kuriuo jausitės saugiai ir galėsite pradėti vertis. Nes moteriai išsakyti tai, ką jauti, yra svarbiausia. Atminkit tai, kad jeigu supykstat, turite išsakyti. Ar tai būtų jūsų vyras, mama, kažkas, nenuryti, o būtinai išsakyti, iškomunikuoti. Tai susiraskite žmogų, kuriam galėsite pasipasakoti, kuriam galėsite išverti širdį. Ir per šitą komunikaciją, pokalbį atsiversit, ateityje galėsite ir tuose rateliuose burti pati ratelius arba tuose rateliuose skleistis. Ir kalbant dar apie tą komunikaciją, jeigu jums sunku atsiverti ir iškomunikuoti tai, kas širdyje, ką jūs galite padaryti, tai dalinti savo išmintimi ir intuiciją. Nes jeigu jūs medituosite, susijungsite su savimi, pradėsite save jausti, natūraliai šios savybės, intuicija, išmintis jumise bus. Ir kaip, pavyzdžiui, santykė funkcionuojame, ar ne? Vyras yra logika, struktūra ir jisai iš savo mentalo gali patarinėti arba pasakoti struktūras, o jūs turite intuiciją, tą vidinį žinojimą, kad, skamba gerai logiškai, bet, jaučiu, kad šitas nepaeis, ar ne, ir taip vyksta dalybos, vienas kitą papildot. Tai galite dalinti šiomis savybėmis. Ir kitą moterišką savybę norėčiau paliesti sensualumą, seksualumą. Jeigu tos energijos dar nėra, tik pradėjote atverinėti savo klubus, kad paleistumėte kaustančias emocijas, tik pradėjote didinti kojų lankstumą, tai tos energijos potencialo jūs dar
nejaučiate ir negalite įdarbinti, bet jai cirkuliuoti galite padėti, kai dirbate su savo kūrybiškumu. Tai trūksta seksualumo, dirbate su kūrybiškumu, nes seksualinė energija yra ta pati kūrybinė energija. Tai galite piešti, tapyti, lipdyti iš keramikos, megzti, gaminti valgyti, sodinti daržą, bet ką, kas teikia jums pasitenkinimą ir malonumą. Ir dar malonumo faktorius irgi labai svarbus, kad ta energija kultivuotų. Tai reziumuojant viską, noriu apibrėžti, kokių dedamųjų reikia, kad ta seksualinė energija cirkuliuotų, kad intymumas gerėtų, kad atkurtumėt ryšį su partneriu, tai pradėti dirbti su savo klubų sritimi. Ir kaip dirbam su savo klubais, tai dirbame ir meditacijomis, ir kvėpavimais, ir tempiame kojas, atpalaiduojame per tam tikras praktikas savo klubus. Ir štai tada ta energija pradeda cirkuliuoti, tai jūs neturite nuoskaudų, ar neišminkštėjate, ugdote savyje tą švelnumą, globėjiškumą, supratimą, pradedate dalintis ir su partneriu ir taip gerinate ryšį. Tai kiekvienai moteriai būtų toks žingsnių planas ir tokios pagalbinės savybės, ką galite savyje ugdyti, jeigu jaučiate, kad strigote. O aš per visus šitus procesus lydžiu per špagato mentorystę, nes špagatas nėra vien tik tai kojų lankstumas, yra ir dubens atpalaidavimas, ir tos pačios meditacijos, apie ką kalbu, ir saugumo susikūrimas, kuris man asmeniškai padėjo sukurti naujus santykius arba pritraukti energetiškai partnerį, galima taip sakyti. Tai yra toks pamatas jums kleistis ir gyventi moteriškume ir atsipalaidavime. Jeigu jauti, kad ir tau rezonuoja, tai ir norėtum save patyrinėti šiais aspektais, kviečiu ir tave prisijungti ir nuorodą rasi video apačioje.